Aivaras Požaitis bejėgiai. Mažoje ramiojo vandenyno saloje tyvuliavo gyvenimas. Tas gyvenimas buvo toks ramus, kad kitaip ir nepasakysi. Žmonės pamažu judėjo į pamaldas. Dar prieš keletą šimtų metų tikėjo dievus kaip slibinus, ar kad jų salos dievai slypi akmenyse, jie dabar tiki dievu atvežtu iš vakarų šalies. Tai rodo, kad žmonėms nesvarbu, ko tikėti. Į mišias lydimas dukros pamažu pėdino žilaplaukis ir kiek susikūprinęs senukas pasiramsčiuodamas lazdelę. Dukra jį prilaikė, nes rodės, kad jis toks vėjo perpučiamas, kad tuoj nukris. Bažnyčia įsikūrusi salos gale. Sala nedidukė, tad viskas joje pasiekiama pėdinant pėsčiomis. Tad saloje nebuvo daug automobilių, nebuvo asfaltuotų kelių. Saloje visi vieni kitus pažinojo, tad senukas žingsniuodamas lėtai, bet užtikrintai sveikinosi visus sutiktus savo pažįstamus ir draugus. Retkarčiais kiek sunervindamas savo dukrą, jis persimesdavo keliais žodžiais net su svetimais žmonėmis. Labadiena, kaip laikotės? Kad kaulų nelaužytų būtų visai gerai, sulaukė jis vieno atsakymo. Sąnariai stinksta, vadinasi bus audra, sulaukė kito atsakymo. Po teisybei, nors saloje visi vieni kitus pažinojo, bet senukas buvo kaip iš dangaus iškritęs. Niekas nieko konkretaus apie jį nežinojo. Nei iš kur jis, nei kas toks. Skelbėsi esąs Matas, Lukas, Morkus, Jonas. Tuo dar labiau sudomindavė salos gyventojus. Kiek teko girdėti, senukas gyvendavęs vienas, tik labai retais atvejais jo aplankyti atvykdavusi dukra. Taip jį visi matydavo vieną kaip pirštą. Šiandien buvo dideli atlaidai. Jie būna kartą per metus, todėl tai yra didžiausia salos šventė. Tad bažnyčioje anšlagas, atlaidai saloje tokia didžiulė šventė, jog tuo metu visus reikalus tvarko keletas pastorių ir jiems talkinančių žmonių. Vieni rinkdavo aukas, kiti vesdavo mišias, dar kiti prižiūrėdavo, kad prie įėjimo netruktų iššvęsto vandens ir 2 pastoriai klausydavosi išpažinčių. Vienas iš jų berods buvo senis Riviera, taip, Riviera, visų mylimas ir pažįstamas pastorius. Prie jo klausyklos visuomet nusidriekdavusios milžiniškos eilės. Visi sakydavo, kad toks žmogus tikrai yra Dievo pateptas, empatiškas, supratingas, ramus, šiltas. Senukas su dukra atsistojo ne į eilę, bet šalia eilės. Keletas žmonių pas jį pasiteiravo, ar jūs čia laukit? Čia, bet praeikit, manęs nežiūrėkit, atsakė senukas. Žmonės supratę, kad jis laukia ne eilėje, bet šalia eilės, tik palinksėdavo galvą ir praeidavo. Pakartokim, tarė senukui dukra. Garbė Alachui, pasakė senukas, pauzė. O kaip? Garbė Jėzui. Garbė Jėzui Kristui, nušvito akis senukui. Dar kartą, garbė Jėzui. Senukas pasimetė, garbė Jėzui Kristui. Labai gerai pagyrė jį dukra. Riviera klausė išpažinčių išsijuosęs, galiausiai prasidėjo mišios, bet būrys žmonių vis vien stovėjo eilėje ir laukė, kada Riviera juos išklausys. Sveiki tikintieji, pasigirdo, šiandien norime pristatyti jums naujovę mūsų bažnyčioje, nuo šiol aukoti bus galima ir banko kortelėmis, tiesiog prilietus aparačiuką, mišios tęsiasi, viskas tik tam, kad jums būtų patogiau. Patarnautojai nešiojo ir pintines, ir aparačiukus norintiems paaukoti bažnyčiai. Kadangi išpažintis lieka tik tarp kunigo, dievo ar tikinčio, negaliu detaliai nupiešti, kas kuo skundėsi ir apie ką kalbėjo, bet matėsi, kad žmonės, kuriuos išgriuvo gyvenimo našta, po Rivieros žodžių ir pamokymų nušvisdavo. Galiausiai, kai paskutinė išpažintis buvo išklausyta, Riviera jau ruošėsi palikti klausyklą, kai kelis kartus į jo klausyklą kažkas pasibeldė. Tai buvo tas senukas. Riviera buvo toks pastorius, kad negalėjo tiesiog visko mesti, turėjo išklausyti visus. Tad jau besiruošiant palikti klausyklą, jis vis vien apsidairė, bet dar nekreipė dėmesio, galvojo, kad pasigirdo, bet tada pasigirdo beldimas į klausyklą. Riviera galiausiai neapsikentęs sušuko senukas, garbė Alachui, o paaukojai, atsakė Riviera, senukas tik palinksėjo galvą, čia kaip ne visam sviete galvos palinksėjimas reiškia ne, o papurtimas taip. Riviera jam paaiškino, negalim išklausyti išpažinties, jei nepaaukojai, dievulis supyks. Riviera pakėlė ranką ir priėjo patarnautojas nešinas metalinę skardinę, ten buvo prikišta žalių ir raudonų banknotų. Senis drebančiam rankom iš piniginės ištraukė metalinį pinigą ir įmetė jį į skardinę. Riviera supyko, ką tu čia duodi, kaip suprast, lyg iš medžio iškritęs, atšovė senis, per mažai. Tu apie pinigą, atsakė senis, jis vertas 30 000. Rivieros akys sužibo, bet jis stengiasi to neparodyti. Greičiau, sušuko Riviera, aš neskubu, atšovė senis, patylėjo ir tarė, garbė Alachui. Riviera patylėjo nustebęs, bet pagalvojo, kad seniai marazmas arba jis kitokio tikėjimo, visiems šypsodamasis atsakė, per amžius. Riviera visiškai pasikeitė, dabar jis tapo sukalbamesnis.
Bent senukui taip atrodė. Senukas tylėjo, 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 tylėjo. Žiūrėjo vieną tašką ir pastorius susinervino. Galite pradėti, tarė Riviera. Ką sakot? Vėl lyg iš medžio iškritęs tarė senukas. Sakau, kad galite pradėti. Neskubink manęs, padarė pauzę senolis. Tai pirma mano išpažintis. Ir štai kodėl garbė Alachui, bandė pajuokauti Riviera. Garbė Jėzui Kristui, to Alacho aš nepažįstu, atsakė senukas. Riviera stengiasi neparodyti, kad senka jo kantrybė. Senukas giliai įkvėpė ir pabėrė žodžius. Kunigėli, aš pastorius, atšovė Rivieras. Nesvarbu tie titulai, atsakė senukas. Aš buvau praradęs tikėjimą, pagaliau, galvojo Riviera. O kaip tu atgavai, paklausė Riviera. Tai aš tam ir atėjau čia, kad papasakočiau. Senukas pasisuko į dukra į senuką, ji buvo nutolusi, bet buvo visai arti. Tai pasakokit, tarė Riviera, aš neturiu daug laiko. Aš ketinu papasakoti apie taip, kaip aš praradau ir atgavau tikėjimą. Pagal specialybę esu advokatas, bet advokatu dirbau tik keletą metų. Būdamas toje sistemoje ir praradau savo tikėjimą. Aš buvau negeras advokatas, aš visuomet apgaudinėdavau savo klientus. Visi prokurorai, kiti advokatai buvo mano draugai ir pažįstami. Daugiausia nuo studijų laikų. Kartu baliavodavom, gerdavom, kaip sakoma, dalyvaudavom vienas kito vestuvėse, vaikų krikštynose, gimtadieniuose ir taip toliau. Kai jau dirbau advokatu, mes visi susitardavom, kaip turi baigtis byla, kieno naudai, kad mums liktų daugiau pinigų. Mes nebuvom pigus advokatai, mūsų samdydavo visokios žvaigždutės, turtuoliai, verslininkai, valstybės tarnautojai. Tie, kurie sąlyginai turėdavo didelės pajamas. Kai supratau, kad galiu manipuliuoti bylos baigtim, tai ir praradau tikėjimą. Kai kada, kas liečia moteris, motinas, sesers, pusseserės, globotinės ir taip toliau, jei bylos baigtis būdavo aiškiai, mes su jom permiegodavom ir bylos baigtis pasikeisdavo. Mes galėjome pasodinti nekaltą žmogų arba išleisti laisvę žmogžudį, o Dievas to negalėjo. Riviera patylėjo ir sako, kaip tu atgavai tą savo tikėjimą. Vieną kartą nutiko, o gal ne vieną, kad mes nepasidalindavome pinigų, jie bėgdavo kaip lietus iš kibiro. Nebe kap, bet jau normaliai. Aš atrodo turėjau visame tame blizgesys viską. Savo žmoną, mašiną, namą, vaikus, krūvą, klienčių, meilužių, bet man vis tiek buvo negana. Man pasitaikė, kad baudžiamoje byloje turėjau ginti prievartautoją ir kartu žmogžudį. Bylos baigtis jau buvo aiški, kaip mes vadindavom, bet kadangi nusikaltėlis buvo stambaus mafijos magnato sūnus, reikėjo kažkaip jį sukti. Buvo pažadėti keli milijonai, teisėjas pėdė toksai, mes su juo labai gerai sutarėm, susitikom, išgėrėm burgundiško vyno ir šiam sakau, kaip mes įsuksim tą nusikaltėlį. Palik viską man, tu tik surašyti teiginius, jis man tada atsakė. Magnatas tada pažadėjo keletą milijonų ir iš tų milijonų 600 000 turėjo atsėti man į banko sąskaitą. Po to jau galėjau nedirbti šiek tiek. Čia suma, kaip laimėti nedidelė loterijoje. Palyginus kitų gyvenimus ir mano aš tą loteriją laimėjau. Visuomeniai laikoma prestižinė profesija, nors yra anekdotas, jog advokatai yra didžiausi melagiai, iš tiesų dar didesni nei skelbėtas anekdotas. Aišku, nereikia manyti, jog įstatymų mes nežinojom ir savivaliavom pagal save įstatymus, tai mes žinojom, tik juos pritimpinėjom pagal poreikį. Taigi prasideda byla. Riviera žiūrėjo tuščių žvilgsnių senuką ir nieko nesiklausė, jam jau pabodo. Mišios jau seniai buvo pasibaigusios ir žmonės jau išėjo, bet jis keletą valandų klausėsi senuko, kol galiausiai nusprendė pertraukti. Sakyk, ar eini į bažnyčią? Kiekvieną dieną, o kodėl Dievo įstatymuose parašyta švęsk sekmadienis, nereikia eiti kiekvieną dieną. Švęsdavom ir sekmadienis, pasakė senukas, jūs manęs neišklausėte iki galo. Kai byla pasibaigė, nors mes sutarėm tą sūnų ištraukti, teisėjas paskelbė teisėjų kolegijos verdiktą ir jis mums nepalankus. Kaltinamasis siunčiamas už grotų. Taip nuplaukė tas mano 600 000. Taip susinervinau, kad norėjau prieiti prie pėdės ir pasikalbėti, bet nebuvo galima. Mes visais kanalais turėjome vaidinti, kad esame nepažįstami. Riviera nusprendė, pažiūrėjo, kad jau praėjo 3 valandos. Senukas beveik visą tą laiką kalbėjo be sustojimų. Ramiai tarsi rašydamas knygą, o Riviera nusprendė jį paskubinti. O kai baigėsi, aš jį nušoviau, įsibroviau į namus, jis pusplikis gulėjo su mano kliente, kuri jau turėjo naują bylą, jį tik prisidengė savo krūtinę, aš pažiūrėjau jam akis ir pasakiau, mir padla, ir bats vienas šūvis. Tik pėdės kraują pasipylęs ant patalinės, supratau, kad pasidariau toks kaip mano ginamasis. Moterytė tik ėmė spiegti, nušoviau ir ją, liudininkų man nereikia, o iš kur gavai ginklą? Viskas buvo kruopščiai suplanuota, kai turi reikalų su įtakingiausia pasaulio mafija, tai gali leisti savo viską, ginklus, narkotikus, striptizą. Ko neturėjau, tai leidimo ginklų, juokėsi. Riviera patylėjo, jis buvo šokiruotas, jis tikrai kiekvieną dieną matydavo tą senį savo bažnyčiai.
Jis tikrai niekada neįdavo išpažinties, o dabar ėmė viską ir supasako, kaip apgaudinėjo savo klientės, su kuriuom permiegodavo, viskas tik dėl pinigų. Tokio sunkaus atveju jam niekada neteko matyti gyvenime. Pagalvojo Riviera, kad indulgencijos galėtų gyvuoti iki šių laikų. Ar man bus atleista, paklausė senukas. Dievas visiems atleidžia, juk Dievas yra meilė, patylėjo Riviera. Bausti ir atleisti šio žemėje gali tik Dievas. Ar aš pateksiu į rojų, klustelėjo senukas. Sukalbėk 30 sveika Marija, atsakė jam Riviera. Prie ko čia ta Marija, vėl paklausė senukas. Riviera jam kažką pasakė, senukas nubraukė ašarą, jo duktė vis laukė prie durų, jie atsisveikino. Senukas padėkojo Rivierai trumpų linktelėjimų, paspaudė jam ranką ir išėjo. Riviera liko šokiruotas, nustebintas ir nežinantis, ką daryti. Pirmiausia, nuėjo į specialias pastorių patalpas ir susirado tą monetą, kur senolis teigė, jog ji verta 30 000. Internete nerado informacijos apie jos vertę, tai susidarė kitą dieną susitikimui su monetų namais. Ir ką, spėkit, čia 2 euro centai, pasakė monetų namų šeimininkas apžiūrėdamas rudą monetą. Jį bevertė. Riviera prisiminė senojo advokato žodžius, nors yra anekdotas, jog advokatai yra didžiausi melagiai, iš tiesų dar didesni nei skelbė tas anekdotas. Labai nusiminė ir supyko. Būtent ta moneta ir paskatino imtis tolimesnių veiksmų. Jis tikėjosi, kad senukas, kai grabas jau stuksena, bus nuoširdus, bet pasirodo, jog taip nebuvo. Saloje visi visus pažinojo. Net buvo žinoma, kur tas senukas gyvena, bet Riviera nedrįso eiti į jo namus, juolab, kad jis buvo žmogžudys, reikėjo saugoti. Riviera nusprendė apie situaciją pranešti policijai. Jis prisistatė į baltą policijos pastatą, papasakojo, kas nutiko, papasakojo, kad saloje gyvena ieškomas tarptautinės policijos žmogžudys. Pažiūrėsime, ką galime padaryti, atsakė policijos viršininkas Makledojus. Ačiū, padėkojo Riviera. Už pažintis neturi likti tarp kunigo dievo ir tikinčio, paklausė Makledojus, ją pagalvojęs. Riviera jį nuteikė savo pastoriaus žodžiu, jo kaimelis yra pavojuje, jis irgi turi rūpintis kaimelio morale ir panašius briedus, kad jam gaila, kad kaimelio vaikai auga, kai saloje gyvena toks nusikaltėlis ir panašiai. Žodžiu, jis rado ką pasakyti, ne veltui pastoris. Po kelių dienų policija užsuka į bažnyčią prieš mišias. Kai nebūdavo atlaidų, bažnyčia buvo tuštutėlė, tai jie nesunkiai rado Rivierą neužimtą. Taip, šis žmogus tikrai yra ieškomas policijos. Riviera pažiūrėjo tokio žvilgsnio, juk sakydamas, juk sakiau, bet mes negalime nei jo suimti, nei ką padaryti, sakė Makledojus. Kodėl? Matot, arešto orderis ir byla užvesta šalyje, kuri priklauso nusikaltėlių konvencijai. Mūsų šalis nepriklauso konvencijai, tai vadinasi, kad jokie konvencijos raštai čia negalioja, o suimti vardan to, kad reikia suimti, aš negaliu. Dabar bent jau aišku, kodėl jis atsikraustė į salą. Riviera supyko ir paskleidė tikrai riebių žodžių. Matot, Riviera, įstatymo nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės, bet įstatymo žinojimas nuo atsakomybės apsaugo dvigubai, paaiškino jam policijos viršininkas. Pabaiga.